Labas vakaras. Miškų įstatymo pataiso šiandien kaitina didžiulės aistras parlamente ir už jo ribų. Priėmus įstatymą miškai gali tapti kolektyviniais sodais, perspėja žalieji. Gali atsirasti tokių miškų, kur mes netgi grybauti negalėsime užeiti, sako Kęstutis Daukšys. Tad kodėl tokios aistros verda dėl miškų įstatymo ir ar miškai gali tikrai virsti kolektyviniais sodais? Apie tai šio vakaro diskusija. Mūsų studijoje Rūta Janutienė yra televizijos TV3 žurnalistė. Labas vakaras. Labas vakaras. Algis Gaižutis, jis Lietuvos miškų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas. Labas vakaras, Algi. Vakaram. Bei profesorius Romas Juknys iš Vytauto didžiojo universiteto. Labas vakaras, profesorius. Labas vakaras. Miškų savininkų, pirmiausia, gal klausčiau, Algi, jūs sakot, kad dabartinė padėtis miškuose pažeidžia jūsų savininkų interesus, teisėtus lūkesčius ir kelia didelį nepasitenkinimą. Kas jūsų netenkina? Ne padėtis miškuose, tačiau įstatyminė bazė, kuri neleidžia disponuoti nuosavybę miškų savininkam. Ir prie dabartinio įstatymo mes matom 4 problemas, kurias reikėtų spręsti netidėliotinai. Tai pirmiausia, leisti atsidalinti bendrasavininkam, bendraturčiam savo valdas, kad galėtų disponuoti. Antras dalykas, leisti sudaryti galimybės atkurti sodybas, kurios buvo. Trečias dalykas, leisti žmonėm įsikurti savo valdose, jeigu tas yra galima ir numato, ir žmogus nori ten kurtis. Ir ketvirtas dalykas, kuris yra svarbus, tai spręsti miškų ūkio paskirties žemės keitimo paskirties. Čia yra svarbiausių momentų. Ko jūs siekėte dabar, Rūta, kaip jūs vertinate šitus interesus? Kai ponai įsigijo miškus, jie puikiai žinojo, kad įstatymai neleis jums tų dalykų daryti. Tai dabar, aš sakysiu, dar pridėkime prie to, aš norėčiau padegti tuos miškus dar. Aš norėčiau... Norų galima sugalvoti daug. Bet jūs manot nepagristas noras pasistatyti ant gryčią kažkur miškuose? Aš manau, kad jeigu pirkai kaip mišką ir skaitai įstatymą, kad neleis, tai dabar pirkti politikus kaip kokias kekšes ir keisti tuos įstatymus, visiškai paminant visuomenės interesą ir Lietuvos bendro kaip valstybės interesą turėti šitos miškus. Nes jeigu mes kalbėsime apie gamtosaugą, galime išsiplėtoti, čia gamtosaugininkai gali paaiškinti, kas bus, jeigu pradės kirsti, jeigu pradės kirsti taip, kaip nori ir statyti ten, kur nori, reikės atsivesti vandentį, reikės visokios infrastruktūros. O jeigu neves, tai vadinasi, atsiprašau, prisisios visus tuos ežerus, kuriuos labai gražiai ponai išsidalino. Ir profesorius gali parodyti tos žemėlapius, kur matosi ežeras ir miškai įsidalinti rėžiais tokiais, kur kiekvienas rėžys prieina prie ežero, prie vandens. Gerai, Rūta, bet kas iš to žmonėm? Kas iš to mums, kurie nori miške pagrybauti, pauogauti? Iš jų noro padaryti nekilnojamą, ta prasme, pradėti statyti miškuose, tai yra juos iškirsti ir statyti, mums naudos jokios. Todėl, kad ir kaip ekonomika, aš manyčiau, jokios naudos. Nes šiuo atveju yra skatinama investuoti į krūmus. Krūva pinigų laisvų bus išimti ir įdėti į visiškai nekilnojamą turtą, kuris nekuria nieko. Tai tegul, ponai, jeigu turi laisvų pinigų, tegul investuoja į aukštas technologijas, kaip Kubilius gali kryptis parodyti. Gerai, bet, leiskime atsakyti, tai koks jūsų tada tikrasis tas siekis? Pasistatyti ant namelius? Tikrai siekiai aš įvardinau, turėti teisėtas galimybės disponuoti nuosavybę, be kyšių, be šitą nuolaidžiavimą ir išimčių, kurias tik tai valdininkas gali suteikti. Ir aš nemanau... Kuo daugiau draudimų, tuo daugiau korupcijos. Kuo daugiau išimčių, tuo daugiau reikalingas valdininkas ir dabartinė valdininkijos kasta, aišku, prieštarauja ir priešinasi bet kokiam žmogaus laisvėjimui. Tai mes čia turim pasakyti aiškiai ir vienareikšmiškai. Tai Rūta atstovauja tą valdininkijos kastą. Aš suprantu, Rūta šiandien atstovauja Aurelija Stansikinė, būdama jos padėjėja, ir ten jis sako tą nuomonę, kurią Aurelija... Aš esu padėjėja. Visuomeninė. Ar jūs klėdit? Ne, man sakė Seimo nariai. Jeigu jums sakė Seimo nariai, tai jūs įsitikti. Ne, aš nesu. Gerai, tai yra netiesa. Ne, klausykit, teko girdėti, kai Valinskas neįsileido. Ponas Gaižutis, dabar aš galiu papasakoti, tada ponas Gaižutis yra žmogus, kuris moka kyšius tiems Seimo nariams, kurie kels rankas, tai tame bus lygiai tiek pat teisybės. Gal, Rūta, jeigu jūs gal už mane nekalbėkite tokių dalykų, kaip ką aš galvoju, ką aš
mokant kyšius, tai dabar Rūta tiesioginėme eterį apkaltino mane mokant kyšius, tai prašom įvardinti, kokiam žmogui mokėtas kyšis ir tada šitą faktą bandysim arba paneigti. Gerai, aš trumpai, bet čia labai rimtas. Dėl kyšio. Aš jums replikavau jūsų pasakymą, kad aš jūs įrodykit, kad aš esu kieno nors patarėja. Gerai. Aš jums replikavau. Jeigu jūs nesuprantate, Rūta, mes kalbam tikrai visuomeniai, čia tie dalykai jūs paneigėt ir vienas ir kitas. Profesoriau, kas čia bus? Iš tikrųjų... Kas čia bus ir kas čia per norai. Žodžiu, noriu pasakyti, kad viena, nuo ko turim atsispirti, kad pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą šitos pataisos turėjo viso labo padaryti, tuos išaiškinti, kokiais išimtinais retais atvejais miškai kaip ypatinga ekonominė, socialinė ir ekologinė vertybė gali būti pakeista naudmenomis. Dabar bandoma prakišti įstatymą, kurį ruošė ponas Šimėnas, užsidaręs nuo visų visuomeninių organizacijų ir glaudžiai bendraudamas su mūsų mylimu asociacijos pirmininku ir padarė taip, kad pakeitimas miškų kitomis naudomis jau taptų taisyklė, jeigu nedaug dievė šitam patvirtintų. Ir didžiausias, aišku, punktas yra ten daug. Koks pats baisiausias? Pats baisiausias yra tas 11 straipsnio 8 punktas, jeigu neklystu, kur skamba taip. Kiekvienoje privačioje miško valdoje leisti išskirti 0,2 hektarų privačiai yra namų valdą. Tai yra mišką panaikinti toj vietoj ir statyti namą, statyti visokių čia buvo. Reiškia, iš pradžių, kad reikia statyti garažus traktoriams, 3 hektarų sklypę. Profesoriau, bet Algis sako, tai yra jų nuosavybė. Kodėl jūs nori draust žmonėm tą nuosavybę vystyti, kaip jie nori? Atsiprašau. Privatus savininkas ir Algis baigęs miškų fakultetą, kada ateina nusipirkęs mišką į pradžiamokslį, jam pirmą sakinį pasako taip. Teisė turėti mišką nereiškia teisės jį kirsti. Miškas yra kitokia vertybė negu ariama žemė, negu miesto žemė ir taip toliau. O kas iš to gautųsi, gerbiamas Aurimai, tai įsivaizduokit, dabar likę prieimai prie ežerų į upių, tik tai, kur auga miškas. Visur kitur jūs galit parodyti, čia Rūta, manau, yra rodyti. Bet čia rimta problema. Mes turim šalia Vilniaus, šalia Trakų daug pavyzdžių, Algi tikrai, čia plika akimgi matosi, kai mums su vaikais prieiti prie tų vietų, pasideginti, pasišildyti saulytai, pasimaudyti, praktiškai neįmanoma. Tik miške. Tai yra pažeidžiamas masinis žmonių interesas naudotis tom vertybėm, kurios nuo dievulio. Jeigu galima, atsakysiu, nes iš tikrųjų čia daug manipuliuojama, daug mitų skaldoma ir matyt, iš tikrųjų, kai politikoje turim sklypų ir skandalų skaldymo meistrų, šitą praktiką įsigalėjusi. Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti dėl tų baimių, kad jeigu savininkai pradės disponuoti savo valdomis ir jeigu vienas kitas pasistatys ten kažką, miškai bus sunaikinti. Tai dabartiniam įstatymų pakeitimas yra numatyta, kad jeigu ten yra numatoma kažką sodinti, tai žmogus privalo atkurti lygiai vertį plotą, o jeigu saugomose teritorijose 2 arba 3 kitoje vietoje, arba jeigu tokios galimybės neturi, tai vadinasi įnešti į specialią miškų bendrųjų reikmių programą, į miškų atkūrimo fondą, kad miškas būtų atkūrimas kitoje vietoje. Vienas dalykas. Tai yra ne prie ežero. Išsikirs prie ežero, pasistatys, atkurs ne prie ežero. Antras dalykas, labai toks argumentuotas šiandien su žmonėmis šnekėjau. Jeigu nori žmogus kurtis kažkur, kaip jūs minėjote, apie Vilnių, apie Kauną, ar dar kažkur sklypo vertė, kad ir nedidelio kainuoja apie 500 000 ar toliau. Nes žmogus vien dėl to. O jis dabar turėdamas žemės, turėdamas miško, ir visai netiesa, kad ten tik tai miško ūkio paskirties žemė miškai auga, ten gali būti pastatai, kaimai, dirbama žemės, pievos, ir čia žemėtvarkininkų yra privelta labai daug ir dideliuose plotuose. Tai su žemėtvarkininkais reiškia? Tai palaukit. Dezinformacija ilgai negali. Čia ne dezinformacija. Žiūrėkit, bet jūs įsigilinę visi tikrai į sistemą, bet žmonėm rūpi labiausiai, kasgi bus, kokie padariniai bus po to, kai Seimas išklausykit vieną dalyką, ar tada leiskit kitiems. Mes nedarbo grupiai, tikrai, mes ten plonybių. Jeigu yra pastatas ant miškų ūkio paskirties žemės, dabar įstatymai ten traktuoja, kad ten turi augti. Trys akmenys. Ne, palaukit, bet jeigu yra pastatai kaimai. Čia svarbu, kadangi Seimo pirmininkė Seimo pirmininkė šiandien pasakė apie išimtinės tam tikras teisės, kad jeigu iki okupacijos, iki
pokario buvo Sodyba. namų valda, sodyba, gal akmenukus ten kažkas atkrapštys dabar ir, na, Kaip galės bosas žmogus... krapštė, taip, prie savo sodybos. Tai ką jūs mato tokios Aš matau tik tai paprastą dalyką. Žmonėms atkūrė mišką. Ir tas miškas ir turėtų likti. Mes dabar politikai pradėjo kompromisus tarp vienos ir kitos pusės ir leido miško savininkams įkišti kojį tarpdurį. Nes po to tuos visus dalykus, Kazimieras Šiaulys, didžiausias Lietuvoje privatus miškų savininkas, vežiojo mano kolega po savo valdas ir pagrindinis dalykas, ką jisai sakė, jisai parodė tos pamatukus, kur jisai atkurs jau prie ežerų, jisai rodė nuo savo ežerus ir visa kita. Ir pagrindinis to žmogaus, toksai jausmas buvo tiems, kurie ateina, tiems atėjūnams, kurie ateina prie jo ežerų, ateina į jo nuosavybę ir nori pasinaudoti įstatymo teisę prieiti prie valstybės ežero. Sako, taigi, žiūrėkit, aplinkosaugininkai ignoruoja, kad jisai turi tik tai teisę praeiti, jisai neturi teisę ten sustoti ir ką nors veikti. Čia yra konfliktas, kurio kitaip negu įstatymo griežta raidė neišspręsi. Ir dabar politikai iš tikrųjų leido įkišti koją į tarpdurį, aš manau, jie toliau platins. Gerai, Jonelis mums rašo Delfi, štai kam reikalinga privati nuosavybė, jei jie negalima naudotis. O kam reikia vesti, jeigu negalima žmonos mušti, ne? O kam daugybė dalykų, taigi daugybė dalykų. Gerai, bet Rūta, jie nedegint ruošės mišką, tvarkingai. Kaip nedegint? Gerbiamas Aurimai, aš atsiprašau, jau leiskit ir man. Jeigu pasikvietėt, atvažiavau iš Kauno, o čia jūs norit, kad aš čia statisto rolę kokį vienytų. Ir yra kalba apie tai, miške, mes nekalbam, kur ten kaimas, koks per neklaidai puolė. Mes kalbam apie tai normalią valdą, kuri apaugusi mišku, yra gal nedidelė kokia aikštelė ir kas, nesvarbu, žodžiu, kad 20 arų kiekvienoj toj valdoj, o tų valdų vidutinis plotas yra iš viso labo 3 hektarai ir jų yra jau dabar 250 000, o po atidalinimo, kurią mes iš esmės nesipriešinam, bus 400 000, tai reiškia 80 000 tokių valdų. Tai reiškia, tai yra 80 000 hektarų būtų. Tai reiškia 3 urėdijas. Jeigu mes realizuojam inkorporę šitą įstatymą, 3 urėdijų miškus išnaikinam. Taip nebus niekada, bet kad atsiprašau, duosiu ir man pasakyti. Kad 1/3 tai bus padaryta, tai mes garantuojam, tai reiškia, mes atrištumėm rankas 1/3, tai yra vienos urėdijos miškus išnaikinti. Bet čia dar ne viskas. Antras, dėl tikrų motyvų. Taigi vakar TV3 žiniuose, kurių aš 7, ten būna 7, kai paskleidė gandą, pasirodo jis neteisingas, kad jau priėmė įstatymą, kad leis statyti tik tai tikriems savininkams ir nenupirkusiems. Tai va iš jūsų institucijos vienas ponas taip jau pareiškė, o kaip čia neteisybė, mes įsigijom šitą žemę, mes norime ten motelius kurti, mes norime, reiškia, vasarnamius kurti ir tai bus lygių teisių pažeidimas, mes kreipsimės į Konstitucinį teismą, bet ir jūsų tikrieji interesai tiesiai, aiškiai ir šviesiai. Yra parašyta nekilnojamo turto plėtra. O čia žmonių interesais nekvepia. Sakant, vystysi teritorijas, kirsit miškus, urėdijos plotų. Ir žmogui prieimo jokio jau. Ir žmogui sako, tai Algi dabar atsakykite. Jeigu galima, taip, prašau, jeigu galima nuosekliai.